Nu, labdien visiem! Kon vėl iš triušių sveikinamės. Turėjom naujienų. Triušių ūkė veislyni. O šitą turėjom naują patelę parvežt iš parodos Slovakijo. Čia patelė ir iš Čekijos. Veina. O į Veina turėjom patelį parvežt iš parodos. Iš Slovakijos, čia ir iš Slovakų veislyno. Tai dvi skirtingų veisėjų patelės nupirktas parodo. Tai pabandėm suleisti, kaip ir susileido, da patikrinsėm pakartotiną. Tai va, kažkas naujo bus, naus kraus parvežts. Nes aš pats jo nelabai ko nebeturėjau. Vein patelį da turiu, o vein čia pavasarį buvau netekis. Tai būtina reikia naujienų, tai parsivežėm. Šiaip neblogas suvertintas ir šitą tai ir Slovakų 96 bala. O tai iš Čekų 96,5. Šiaip ganėtina gerą vertinimą. Va tuo Čekų. Tai iš Čekų veisėjaus patelė. Tai anos sesuo buvo Čekijo parodo čempionė. Tai kaip sakė, čempionė sesuo buvo 96,5. Tai šiaip geras įvertinimas. Kaip burgundam liuks. Nu, paskiau turėjom dar savą. Šitą vienas patinėlis ir artėja 6 mėnesių amžiaus. Ir paskiau turėjom dar vieną patinėlį 8 mėnesių. Ir čia dar turėjom savo patelį vieną. Na, pasirodyk. Irgi yra 8 mėnesių. Tai va, kaip ir 3 triušius dar turiu parduoti. Kiti jau ir išvažiavę. Tai va, kas norės, tada galite kreiptis. Tai va, naujienas neblogas kol kas. Triušė sveiki. Kas svarbiausia grįžo iš parodos. Bent jau kažkokių blogybių nesimato kol kas. Tai liuks. Tai va, šiaip apie parodo burgų net apdaugita buvo apie 35-40 liktai. Ką pagalvoja Europos paroda, kur suvažiavo, jeigu neklystų, 9000 triušių buvo. Ar netgi 10. Tai va, tik 38 triušė iš visos Europos. Tai nedaug, kažkaip, nežinau, išeidinėjantį veislį matyt, palyginus su kitom. Bet čia pana gera veislė. Gan greta augantis yra. Mėsins skriptais. Šiaip viskas anas jau ok. Tai va, kas liet kainas parodo. Tai šiaip, kad ir nedaug nutavau, bet kainas palygina aukštas, skaityk. Pigiausiai gal 60 eurų buvo, o brangiausiai 270. Tai va tai iš Čekijos patelė. Kainavo 115 gal. A 110 eurų. O ta iš Slovakų 80 atrodo. Tik aš ten bendra suma 198 eurus, 196 sumokėjau. Tai kažkas teik. Bet už gerą triušį
negaila, nes neiško pirkti Lietuvoje. Yra, bet man giminingi būt, man jau, kaip sako, reik naujų kraujų iš kitų veisėjų. Tai va, liuks, viskas gera, judam į priekį, turėjom naujų augintinių, tikėkimės, sulauksim už mėnesiausių pirmų vadų graudį vidurį. Žiūrėsim, ką panom čia sekses susitvarkyti. Tai teik. Kaip sak, buvo sakys, kad ko nauji turėsi kels, tai naujienų šiokių tokių ir. Tai va. Kas nepasifollowint, nepasubscribint, galite pasiprenumeruoti, subscribinti kanalą, palaikinti. Kam triušė patinka arba šiaip kokį gyvūną. Tai va, čia dar turėjom montą patelį iš Latvijos, kur buvo pirks. Reiks bandyti ant dar sukerkti, gal dar susikerks, bet kažko man žiūrant sunkės ant sekas. Stengiuos neperpenėti, bet kaip matot, pagurklis koks didelis. Nors pašara neįspūdingi, va grūda, biškai kombinauti čiut, bet čia tik ta kas kelindėin kombinauti, vis laik tapti krūta mork, šeins ir vis tiek neištung. Tai gal tam biškai problemų yra. Bet niek. Turėjom naujų, manikėm su naujas viskas gera bus. Šiaip kas iškart su jaunas triušės į gera. Anėtėjau susikerk greta, nes anė ir jau subrendė ir jo jons patelis. Ir čia 7-8 mėnesienus yra, pilna gali kerkti. Tai kaip ir sakau, liktai pavyka. Tai manikėm viskas bus ok. Tai teik. Trumpa naujienas, kol kas geras, lauksim rezultato. Iki.